Džiaugiuosi, kad esate sveiki. Taip pat linkėjimai visiems, kurie mus stebi internetu. Šiandien viešpats skelbia: tieskite viešpačiui kelią, štai viešpats Dievas ateina su galybe. Mes kaip visada šlovinsim, klausysimės Dievo žodžio ir aišku melsimės. Šiandien daug melsimės, taip pat daug giedosime ir mąstysime apie Dievo šlovę, garbę, apie Dievo planus. Šiais sunkiais laikais, šiandien su vargonininke, iš pat ryto dar pasikalbėjome, sakome, bažnyčioje mažai žmonių, bet Dievas daro savo darbus. Pamokslą sakydavau 100-150 žmonių, dabar pamokslas sakomas yra 1000 žmonių. Tai manau, kad Dievas, kad ir kaip viskas liūdnai ir tamsiai atrodytų, veikia ir daro savo darbus. Tai manau, kai praeis visos tos pandemijos, bažnyčia lūš nuo žmonių. To meldžiuosi ir to tikiu, o kaip bus, Dievas parodė. Na, o dabar mums laikas uždegti tą džiaugsmingąją trečiąją advento žvakę. Ji kitokios spalvos yra, ji yra rožinė, etatinė, sakyčiau, dabar tampa žvakių uždegėja Kotryna. Sekantis sekmadienį tikriausiai konfirmantė vėl uždegti žvakę. Va, už šitą kardelį tam šokoladą daug nepiktnaudžiau. Tėveliams brangiai dantis kainuos. Gerai, pradedam šlovinti viešpatį bendrąją giesmę. 384 giesmė. 384. Oh
psalmistas mums sako, visuomet džiaukitės viešpatyje. Ir vėl kartoju, džiaukitės. Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti. Nieku per daug nesirūpinkite, bet visose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Viešpatie, tu gailestingas savo kraštui, tu parvedi namo Jokūbo belaisvius. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Todėl jokise nusižeminę išpažinkime savo nuodėmes, pradžioje tylos maldoje savo širdyje, o paskui bendrai išpažinties malda, kurią rasite giesmynuose 788 puslapyje. Visagalintis Dieve, gailestingasis Tėve, aš vargingas, nuodėmingas žmogus, išpažįstu tau visas savo nuodėmes, kuo esu nusidėjęs mintimis, žodžiais ir darbais, ir kuo esu nusipelnęs savo rūstybės čia laikinai ir ten amžinai. Bet aš tavo širdingai gailiuosi ir meldžiu tavęs tavo didžios malonės ir tavo mielojo Sūnaus Jėzaus Kristaus, mano viešpaties, sunkaus kentėjimo ir mirties dėliai, pasigailėk maloniai manęs vargingo žmogaus ir atleisk man visas mano nuodėmes, bei suteik maloniai šventosios dvasios jėgų, kad galėčiau pasitaisyti. Amen. Visagalis amžinasis Dievas pagal savo neapsakomą miloširdystę dėl Jėzaus Kristaus nuopelno teatleidžia visas jūsų nuodėmes ir tesuteikia jums šventosios dvasios malonę, kad tikrai atsiverstumėte ir per Jėzų Kristų gautumėte amžinąjį gyvenimą. Amen. Viešpaties ramybė telydi jus. Palinkėkite ramybės kaimynams. Viešpaties ramybės. Garbė Dievui aukštybėse. Visagali Dieve, gailestingasis Tėve, paruošk mus per šventąją dvasią džiaugsmingai sutikti iš naujo pas mus ateinantį tavo sūnų, mūsų gelbėtoją ir karalių. Padėk visais laikais klusniai bei nuolankiai jam tarnauti
ir išgelbėk mus. Meldžiame to per tą patį tavo sūnų Jėzų Kristų, mūsų viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su tavimi ir šventąja dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. Amen. Prašau susėsti Dievo žodžio klausimui. Paklausykime skaitinio iš pranašo Izaijo knygos 40 skyrius nuo 1 iki 11 eilutės. Paguoskite mano tautą, sako jūsų Dievas, paguoskite ją. Prabilkite į širdį Jeruzalę ir šaukite jai, kad jos lažas baigėsi, kad jos kaltė išpirkta, nes ji dvigubai atsiėmė iš viešpatės rankų už visas savo nuodėmes. Pasigirsta balsas. Per dykumą tieskite viešpačiui kelią, tyruose ištiesinkite mūsų viešpačiui vieškelį. Kiekvienas reinys tebūna užpiltas, kiekvienas kalnas bei kalva tebūna nukasta, uolėta žemė pavirsta lyguma, kalvotos apylinkės slėniais, tada viešpatės šlovė bus apreikšta. Visa žmonija drauge išvys, nes pats viešpats tai pažadėjo savo lūpomis. Pasigirsta balsas. Skelb, atsakau, o ką man skelbti? Visa žmonija kaip žolė, jos gražumas kaip laukų gėlė. Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta, kai tik viešpats pasiunčia jiems vėją. Tikrai žmonės tik žolė, žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta, bet Dievo žodis tveria amžinai. Užlipk ant aukšto kalno, džiugiosios žinios skelbėjo Sionui. Galingai pakelk savo balsą, gerosios naujienos skelbėjo Jeruzalė. Skelbk, nebijok, sakyk Judo miestams, štai jūsų Dievas. Štai viešpats Dievas ateina su galybe, o jo ranka valdinga. Atlygį jis turi su savimi, o algą moka į priekį. Kaip piemuo ganysi savo kaimelį, savo rankomis surinks ėriukus, nešios juos prie krūtinės, švelniai vedžios vedekles. Amen, tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Paklausykime iš pirmo laiško Korintiečiams 4 skyriaus nuo 1 iki 5 eilučių. Tegul žmonės laikomas Kristaus tarnais ir Dievo svetinių prievaizdais, o iš prievaizdų reikalaujama, kad būtų patikimi. Man mažai rūpi, ką jūs ar žmonių teismas spręstų apie mane. Nei aš pats savęs neteisiu. Nors nesijaučiu kaltas, bet dėl to dar nesu nuteistas. Mano teisėjas yra viešpats. Tad neteiskite ko nors prieš laiką, iki ateis viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta ir atskleis širdžių sumanymus. Tuomet kiekvienam teks pagyrimas iš Dievo. Amen, tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Viešpats artinas kiekvienam, kas jo šaukėsi, visiems, kas jo nuoširdžiai trokšta. Aleliuja. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos užrašytos evangelisto Mato 11 skiriame eilutės nuo 2 iki 10. Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo mokinius jo paklausti: ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Jėzus atsakė: keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote. Aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Jiems nueinant, Jėzus ėmė kalbėti minioms apie Joną. Ko išėjote į dykumą pažiūrėti? Ar vėjo linguojamos nendrės? Ir ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus?
Švelniais drabužiais vilkintis antai gyvena karaliaus rūmuose. Tai kogi išėjote? Ar pamatyti pranašo? Taip, sakau jums, ir daugiau negu pranašo. Jis yra tasai, apie kurį parašyta. Štai aš siunčiu pirmą tave savo pasiuntinį ir jis nuties tau kelią. Amen. Tai viešpaties žodis. O dabar kartu išpažinkime tikėjimą, kuriuo buvome pakrikštyti. Apaštališko tikėjimo išpažinimo žodžiais kartu tardami. Tikiu Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją. Ir Jėzų Kristų vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarą, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu šventąją dvasią, šventąją visuotinę krikščionių bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą.
Malonė mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, meilė Dievo Tėvo bei šventosios dvasios bendrystė teesie su jumis visais. Amen. Kviečiu pasiklausyti jau girdėtą šiandien Dievo žodžio iš Senojo testamento pranašo Izaijaus 40 perskirimas eilutės nuo 9 iki 11. Užlipk ant aukšto kalno džiugios žinios skelbėjau Sione. Galingai pakelk savo balsą gerosios naujienos skelbėjai Jeruzalė. Skelb, nebijok, sakyk Judo miestams, štai jūsų Dievas. Štai Viešpats Dievas ateina su galybė, o jo ranka valdinga. Atlygį jis turi su savimi, o algą moka į priekį. Kaip piemuo ganys jis savo kaimenę, savo rankomis surinks ėriukus, nešios jos prie krūtinės ir švelniai vedžios vedeklės. Amen, tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Viešpatie, mes šiandien susirinkome išgirsti tavo žodį, todėl prašome šventosios dvasios pagalbos, kad tu jį mums atskleistum. Atvertum jį ir mes jį priimtumėm visą savo širdimi. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Prašau sėsti. Šį sekmadienį mus gyvenančius Viešpaties laukimu pranašas Izaijas kviečia nesislėpti, o lipti ant aukšto kalno ir skelbti džiugios naujienos. Izaijas vienas svarbiausių pranašų mums krikščionims. Todėl nenuostabu, kad Izaijo knyga yra viena labiausiai cituojamų knygų Naujajame testamente. Šiandien skaitytoje ištraukoje pranašas akcentuoja Viešpaties padrąsinimą ištremtiesiems, kurie ruošiasi sugrįžti į savo žemę po Babilonijos tremties. Manau, mums labai artima tema, nors mes nesame dabar ištremti iš savo šalies, negyvename tremtyje, tačiau perkeltine prasme galime palyginti save su tremtiniais, kaliniais ar uždarytais kažkur. Ar mes elgsimės kaip Babilonijos tremtiniai ir atsiduosime Viešpaties valiai ir galų gale būsime laisvi? Ar mes elgsimės pagal savo išmanymą ir liksime vergais Babilonijoje, savo pasaulyje? Pranašas Izaijas mus kviečia klausytis žodžio, paklusti žodžiui, kuris ateina mūsų pasitikti. Advento metas tai yra Viešpaties sugrįžimo ir Dievo duotų pažadų išpildymo laukimas. Tačiau trečio Advento sekmadienio pagrindinė tema yra Kristaus apsilankymas pas mus asmeniškai. Tai džiaugsminga tema, skelbianti, kad Kristus yra mūsų asmeninis išganytojas ir gelbėtojas. Ši adventinė nuotaika atsispindi ir liturgijos įžanginėme priegiesmyje, kuriame apaštalas Paulius skelbia: visuomet džiaukitės Viešpatyje. Ir vėl kartoju, džiaukitės, Viešpats yra arti. Galite atsisukti kaimyną ir pasakyti: Viešpats yra arti. Amen. Pakili nuotaika regima yra Advento vainikė. Jame tarp 3 violetinių žvakių šiandien uždegta džiaugsmą reiškianti ir simbolizuojanti rožinę žvakę. Vis dėlto šis džiaugsmas skiriasi nuo kalėdinio džiaugsmo, nes Adventas yra laukimo ir atgailos laikotarpis. Laukimo, kuris virsta neišpasakytų džiaugsmu. Kodėl neišpasakytų? Todėl, kad tai ne pasaulio džiaugsmas. O kas aplamai yra džiaugsmas? Šiandien aš paklausiau Kotrynos, ką vaikai apie tai galvoja. Katrina parašė man: mano manymu džiaugsmas tai laikas su šeima. Būti maldoje su Dievu, leisti laiką su draugais, plaukioti baseine arba vasarą prie karjero, žaisti su augintiniais, gauti mėgstamą arba norimą daiktą. O ką sako suaugusieji? Wikipedijoje perskaičiau.
Džiaugsmas – maloni emocija. Išreiškiama pasitikėjimu, didžiavimusi savimi, meilės jausmu. Džiaugsmas sukeliantis potyriai ar būsenos, gerovė, linksmumas, dvasinis ar fizinis pasitenkinimas, žavėjimasis, klestėjimas, saugumas, meilė. Džiaugsmas išreiškiamas šypsena ir juoku. Džiaugsmas pasaulyje tai yra emocija. Nuostabu. Gera emocija yra gerai, bet jei emocija nėra gera, nėra linksma, tai džiaugsmo taip pat gali nebūti. O ką sako Dievo žodis? Apaštalas Paulius laiške Galatams rašo, bet dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė. Mums krikščionims tai ne emocija. Mums džiaugsmas yra mūsų dvasios vaisius, kurį mūsų dvasioje pasėja ir brandina šventoji dvasia. Dievo begalinė meilė mums atsiskleidžia per Jėzų Kristų. Tik Jėzuje glūdija mūsų ieškomas džiaugsmas. Dangiškasis mūsų tėvas dar prieš užgimstant viengimiui savo sūnui mumise sėjo džiaugsmo sėklas ir drąsino mus. Arkangelui Gabrieliui, skelbiant mergelei Marijai, kad ji bus išganytojo motina, jo pirmutinis žodis buvo džiaugtis. Jėzui gimus Viešpaties angelas piemenim sakė, štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Kūdikio ieškoti išėję išminčiai, išvydę žvaigždę, ką darė? Be galo džiaugėsi. Visos šio džiaugsmo priežastis yra Dievas, tapęs vienu iš mūsų. Mūsų tikro džiaugsmo priežastis ir šaltinis buvo, yra ir visada bus mus priimantis ir mylintis Viešpats. Ir kiekvienas asmeniškai susitikimas su Jėzumi visada kelia didžiulį vidinį džiaugsmą. Tai liudija daug Evangelijos istorijų. Prisiminti galime Jėzaus apsilankymą pas Zachiejų, muitininkai ir nusidėjėliai. Jėzus jam pasakė, man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose. Ir Zachiejus su džiaugsmu priėmė jį. Tai susitikimo su Viešpačiu džiaugsmas. Dievo meilės galinčios perkeisti visą mūsų gyvenimą džiaugsmą. Zachiejus nusprendžia keisti gyvenimą ir atiduoti pusę turto savo vargšams. Ir tai didžiulis jo džiaugsmas. Paskutinės vakarienės metu Jėzus sakė, Evangelijoje pagal Joną 15 perskirimas 9-11 eilutė, kaip mane tėvas pamilo, taip ir aš jūs pamilau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise liktų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Mūsų džiaugsmo esmė būti atviram Dievo meilei ir priklausyti jam. Evangelistas Matas rašo, kad Marija Magdalietė ir kitos moterys nuėjo aplankyti kapą, kur Jėzus buvo palaidotas po mirties. Angelas apreiškė joms įstabią naujieną apie Jėzaus prisikėlimą. Tada, pasak evangelisto, jos nubėgo nuo kapo. Jos skubiai paliko kapą, apimtos išgąsčio bei didelio džiaugsmo ir bėgo pranešti šią naujieną mokiniams. Gilus džiaugsmas yra vaisių šventosios dvasios, darančios mus Dievo vaikais, gebančiais patirti jo gerumą ir kreiptis į jį, Aba, Tėve. Džiaugsmas yra Dievo artumo ir veikimo mumyse vaisius. Džiaugsmas artimai susijęs su meile. Tai viena nuo kitos neatsiejama šventosios dvasios dovanos. Meilė kelia džiaugsmą, o džiaugsmas yra meilės forma. Apaštalas Paulius ragina mus
paremti silpnuosius ir atminti Viešpaties Jėzaus pasakytus žodžius. Labiau palaiminta duoti negu imti. Džiaugsmo mes niekada nesuprasime ir niekada tikro džiaugsmo neišgyvensime, jei tik galvosime apie save, apie pasaulio džiaugsmą, apie džiaugsmą kaip emociją. Pamenu, anksčiau buvo labai populiaru sakyti, galbūt ir dabar tai yra, kad kai jautiesi liūdnas, nelaimingas, tai būtinai reikia save pradžiuginti. Pasidovanoti savo ką nors mielo ir išsvajoti. Ar suvalgyti šokolado. Iš tiesų tai veikia tada, kai mes dovanojame džiaugsmą ne savo ir ne savo artimiesiems, kurie mums atsidėkodami taip pat mums dovanoja džiaugsmą. Bet tiems, kurie neturi kuo atsidėkoti, neturi kuo atsilyginti. Tada džiaugsmas yra ne akimirka, o ramybė viduje ir ilgai besitęsiantis. Arba džiaugtis tada, kai džiaugtis atrodo neįmanoma. Apaštalas Paulius mums ir sako ir drąsina: visuomet džiaukitės Viešpatyje ir vėl kartoju, džiaukitės. Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti. Ir tie žodžiai suskamba visiškai kitaip, kai mes žinome, kokiame kontekste jie buvo parašyti ir ištarti. O šiuos žodžius apaštalas Paulius rašė sėdėdamas kalėjime, nežinodamas visiškai nieko apie savo ateitį. Ar mes galime save įsivaizduoti Pauliaus vietoje? Manau, truputį sudėtinga. Įvykiai ne visada klostosi pagal mūsų norus. Gyvenimas kartais būna labai skausmingas. Įvairiausi sunkumai, ligos, skyrybos, darbo praradimas. Tačiau Paulius, ragindamas mus džiaugtis, nesako, kad krikščionybė tai gyvenimas be rūpesčių. Žinoma, Dievas nori, kad mokėtume džiaugtis kasdienėmis ir svarbiomis progomis, kad mokėtume vertinti visą, ką Jis mums teikia, kad džiaugtumėmės visomis Jo dovanomis, visomis Jo malonėmis. Paulius, sakydamas, kad turime visada džiaugtis Viešpatyje, primena, kad mūsų džiaugsmo šaltinis įstabūs Dievo darbai, o dar labiau Jis pats, visada esantis su mumis, Jo meilė mums, kad ir kas mus būtų ištikę. Ne visada mes gebame džiaugtis savo jėgomis. Kartais rodos, neturime dėl ko džiaugtis, bet visada galime džiaugtis Viešpaties galia, džiaugtis pačiu Viešpačiu, nes Jis yra ištikimas, pastovus ir nesikeičiantis. Kiek kartų mes nuklystame ir mūsų pasirinkimai būna tokie, kurie ne tik nedžiugina Dievo, bet ir jį liūdina, tačiau Jis visada būna mūsų pusėje. Nors išorinės aplinkybės ir būtų labai nepalankios ar varginančios, mūsų vidinis džiaugsmas gali augti ir stiprėti. Jėzus gyvendamas žemėje neprarado vidinio džiaugsmo ir ramybės. Kad ir koks priešiškas jam buvo pasaulis, jis išsaugojo vidinį džiaugsmą netgi mirties akivaizdoje. Taigi dėl Jėzaus gyvenimo, Jo kančios, mirties ir prisikėlimo mes galime visada džiaugtis. Kad ir kas įvyktų, svarbiausia yra nenuleisti nuo Jėzaus akių ir džiaugtis. Nors gyvenimo sunkumai ir skausmai verstų nusiminti. Kai mūsų dvasia liūdi ir kai tas liūdesys temdo ne tik mūsų kūno akis, bet ir mūsų širdis skendi tamsoje ir baimėje, apaštalas Paulius romiečių ir mūsų klausia, bet ne tik klausia, bet kartu ir drąsina. Jei Dievas už mus, tai kas ir prieš mus? Jeigu Jis nepagailėjo ne savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi Jis ir visko nedovanotų kartu su juo. Argi tai nėra priežastis džiaugtis? Kalėdų naktį Viešpaties angelas paskelbė:
štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą. Tada pasirodė daugybė angelų giedančių garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. Tad džiaukimės, nes Dievas skuba mums pagalba. Jis mums padeda, kai regis viskas gerai klojasi ir kai gyvenimo vandenys susidrūšia. Dievas visada yra su mumis. Jėzus tikrai sugrįš mūsų pasiimti, kad galėtume su juo gyventi amžinai. Džiaugsmas dėl Viešpaties gimimo te uždega mus džiugesiu, neišblėstančiu per visas mūsų gyvenimo dienas. O kai paskutinę dieną stosime Viešpaties akivaizdon, tikiu, išgirsime jį ištariant: gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne, eikš į mano šeimininko džiaugsmą. Mes esame šaunūs ir ištikimi tarnai. Tikėkite tuo. Ir visi Dievo vaikai sako: amen. O dabar, dėkodamas už jūsų mielaširdystę ir dosnumą, kviečiu surinkti aukas mūsų parapijos reikmėm. Žiema, šildymas ir visi kiti reikalai. Suprantate, taip pat kreipiuosi, kas mus girdi internetu, jūs visada galite aukoti, pervedant pinigus į parapijos sąskaitą. Sąskaitos numeris visada po pamaldų būna paskelbiamas komentaruose. Dėkoju jums ir jūsų dosnumą. Dangiškasis mūsų Tėve, mes dėkojame už tai, kad turime, ką tau aukoti, Viešpatie, ir prašome, priimk mūsų aukas, mūsų pačių geroviai. Viešpatie, laimink jas, laimink mūsų gyvenimus, kad mes dirbdami galėtume užsidirbti ir turėtume kuo dalintis. Viešpatie, Jėzaus Kristaus vardu meldžiame ir prašome, palaimink mūsų aukas. Amen. Amen. Toliau pamaldas esame giedodami bendrą 12 giesmę.
Amžinasis Dieve, dangiškasis mūsų Tėve, dėkojame Tau už visas Tavo mums teikiamas malonės ir Tavo gailestingumą, už Tavo sūnaus auką. Dėkojame ir meldžiame už visus brolius ir seseris, esančius kartu bažnyčioje ir už visus žiūrinčius pamaldas internetu. Apsaugok mus Viešpatie nuo viso blogo ir pikto esančio pasaulyje ir sustiprink mūsų tikėjimą bei viltį. Viešpatie, dėkojame, kad niekuomet mūsų nepalieki, o visus paklydusius ir trokštančius sugrįžti pas Tave, Tu parvedi namo. Dieve, mes dėkojame ir meldžiame už visus tarnaujančius mūsų bažnyčiose, saugok ir globok juos ir jūsų šeimas. Dieve, mes dėkojame ir meldžiame už mūsų vyskupą Mindaugą, už mūsų kunigą Reinholdą ir už visus kunigus tarnaujančius mūsų bažnyčiose Lietuvoje ir užsienyje. Viešpatie, stiprink jų tikėjimą, laimink jų tarnystę, suteik šventosios dvasios jėgų skelbti Tavo žodį ir teikti Tavo šventuosius sakramentus. Dieve Tėve, mes dėkojame ir meldžiame už visus tarnaujančius Tavo namuose. Dėkojame, kad Tu juos pašaukei ir teiki jiems jėgų tarnauti Tavo surinkimui. Dangiškasis Tėve, ypač mes dėkojame už Klaipėdos parapijos vynuogyno darbininkus. Dėkojame ir meldžiame už mūsų parapijos tarybą ir pirmininką Alvydą, už mūsų chorą ir vadovę Ingą, už vargonininkę Violetą, už vaikų mokytojas Editą ir Martą, už santorą ir pirmininkę Indrę, už Švento Jono bažnyčios atstatymo fondą ir direktorę Liliją. Dėkoju Reginai už maldą, Arnoldui už transliacijas. Dėkojame už visus, kurie savo aukomis remia ir išlaiko mūsų bažnyčią. Viešpatie, stiprink jų tikėjimą ir laimink jų tarnystę. Saugok, globok ir laimink jų šeimas. Viešpatie, meldžiame globok ir gelbėk ir gydyk visus, kurie šaukėsi Tavo vardą. Ypač šiandien meldžiame ir prašome Tavo pagalbos ir malonės už sergančius ir kenčiančius. Viešpatie, apkabink juos ir palengvink jų žemišką kovą. Mes ypač meldžiame už mūsų sesę Jonušienę Ritą, Santaros ligoninės terapijos skyriaus gydytoją, sergančią COVID. Viešpatie, išgydyk ją, palaimink ir sustiprink. Taip pat meldžiame už Ingridą dėl inksto. Edvinui prašome Tavo pagalbos reabilitacijoje. Taip pat meldžiame už Gertą, Eriką, Mildą, Valdą, sveikatos visiems. Viešpatie, saugok juos, būk su jais ir gydyk. Dangiškasis Tėve, mes dėkojame ir meldžiame už visus brolius ir seseris šiandien esančius kartu bažnyčioje ir už visus, kurie stebi internetu ir maldoje ir kartu su mumis esančius. Viešpatie, saugok, stiprink ir gausink mūsų gretas. Laimink visą savo kaimenę, grąžink paklydusius, pakelk pargriuvusius, drąsink išsigandusius. Dieve Tėve, mes dėkojame ir meldžiame už mūsų šeimas, už vyrus, žmonas, už vaikus, už senelius ir močiutes, už mūsų namus, už mūsų visus artimuosius, už mūsų draugus, už mūsų bendradarbius, už mūsų viršininkus. Mes meldžiame ir dėkojame už visus, kuriuos sutinkame savo gyvenimo kelyje. Viešpatie, mes dėkojame ir meldžiame Tavo apsaugos visiems gydytojams ir visiems medicinos darbuotojams, kurie rūpinasi mūsų kūno sveikata. Stiprink, rūpinkis ir saugok juos ir jų šeimas. Dieve, dangiškasis mūsų Tėve, šiuo sunkiu laiku mes dėkojame už viską, ką mums teiki ir meldžiame šventosios dvasios jėgų, kad nepasiduotume nevilčiai ir baimei. Stiprink mūsų tikėjimą ir viltį, kad bet kokiuose gyvenimo audrose mes visada žvelgtume į Tave. Viešpatie, mes dėkojame už visus brolius ir seseris ir meldžiame jiems Tavo apsaugos ir gailestingumo. Dieve Tėve, dėkojame, kad Tavo rankose esame saugus. Dėkojame, kad vedi mus savo valia. Tėve, mes pasitikime Tavimi ir į Tavo rankas atiduodame savo gyvenimą. Išgirsk šias mūsų maldas vardant vienintelio mūsų tarpininko ir užtarėjo Jėzaus Kristaus, kuriam kartu su Tavimi ir šventąja dvasia tebūnie galybė ir garbė per amžių amžius.
o visą kitą mes sudedame į maldą, kurią tu mūsų išmokei ir drįstame tarti. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes tavo yra karalystė ir galybė ir garbė per amžius. Amen. Viešpats Dievas tepakelia savo veidą į mus ir tesuteikia mums savo ramybę, vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Pirmiausiai dėkoju visiems aukojusiems ir aukojantiems internetu. Skaičių neturiu, bet žinau tikrai, kad tai darote. Tai ačiū Jums, te laimina Jūsų dosnumą Dievas. Nu, mes šiandien, esantys čia, suaukojame 141 eurą. Ačiū Jums visiems, vėl aš širdingai. Dabar skelbimai. Jeigu Dievo valia, tai sekančios pamaldos sekmadienį 10 valandą kunigas Reinholdas su šventąja vakarienė. Pamaldos bus, jeigu aišku uždarys mūsų visų. Toliau kūčių pamaldas, jeigu viskas gerai ir toliau eisime tą pačią vagą, tai tokį sprendimą esame priėmę, kad bus dvejos pamaldos. Tai yra 16 valandą ir 18 valandą. 16 valandą toks siūlymas yra kviesti į pirmasias pamaldas vyresnius, o į antrasias pamaldas nuo 18 valandos jaunesnius su šeimomis ir, aišku, su artimaisiais. Tiesa, kitą sekmadienį būtų gerai, kad jau kas nuspręsite eiti ir leis mums tai daryti. Aš kalbu tą gerąją žinia, jeigu viskas gerai neuždaro, tai tada kitą sekmadienį užsirašyti, kad galėtume paskirstyti. Jeigu į pirmasias pamaldas daugiau prisirašo, tai mes sakom, kad geriau eiti nuo 18 valandos, kad pasiskirstyti. 27 dieną 10 valandą pamaldos, o 31 18 valandą. Kol kas tokie planai. Bus 10. Bus 10, jo. Praleidom. Taip. Toliau kalendoriai. Galime išsakyti kalendorių. Taip pat laukiame ir jūsų metinių aukų. Ir dar viena žinia, kaip buvo tradicija visame krikščioniškame pasaulyje, ne tik pas mus, tai yra Betliejaus taikos ugnies uždegimas. Įkeliauja į Lietuvą. Trumpa istorija apie tai. Betliejaus taikos ugnies istorija prasidėjo 1986 metais Austrijoje, vykdant socialinę paramos akciją Šviesa tamsoje. Tai vienas ypač pasižymėjęs jaunuolis nukeliavo į Palestiną ir Betliejuje Jėzaus gimtajame mieste įžiebė žvakę, kurią kaip taikos ir vilties simbolį parvežė į Vieną ir išplatino savo šalyje. Iš pradžių ši tradicija tapo gyva tik Austrijoje, tačiau po keletą metų susitikę Vienoje pasaulio skautai priėmė rezoliuciją, kurioje rašoma, jog Betliejaus taikos ugnies akcija yra visų skautų draugystės gestas. Vėliau į akciją įsijungė ir Lietuva. Ir šiais metais, kaip ir kasmet, skautai Betliejaus taikos liepsnelę perima iš kaimyninės Lenkijos skautų ir jos kelias, padedant skautams, kitoms organizacijoms ir be abejo taip pat visiems geros valios žmonėms bus tęsiamas
į Lietuvos bažnyčių bendruomenės. O užbaigusi kelionę Lietuvoje ugnelė bus toliau perduodama latviams. Taika neturi sienų. Taip skamba šiemetinis Betliejaus taikos ugnies akcijos šūkis. Sienas išgyvename visur, tarp šalių, tarp žmonių, tarp religijų bei ideologijų. Kuo giliau įsišaknijusios šios ribos, tuo daugiau pastangų bei meilės pareikalauja noras pažinti, kas yra kitoje pusėje. Tai iššūkis, kuriam reikia drąsos, didelio dosnumo bei ryžto. Tačiais metais Betliejaus taikos ugnies šūkiu taika neturi sienų, skautai visame pasaulyje nori paskatinti žmones atsisakyti aklų nusistatymų ir ambicijų sukurtų nematomų sienų. Jie skelbia, kad šiandien labiau nei bet kada pasaulyje reikia paprasto gerumo, noro atvirai kreiptis į kitą, atmesti savo požiūrį ir nuoširdžiai klausytis. Klausytis, jog suprastume, jog visi vis dėlto esame broliai ir seserys, o mus skiriančios išorinės sienos tai yra menka kliūtis tikrai broliškai meilei. Tai sekmadienį jau Betliejaus ugnis turėtų būti atkeliavusi ir į mūsų parapiją, todėl kas norės Betliejaus taikos ugnelę parsinešti namo. Vienas yra dalykėlis, kad reikėtų pasirūpinti savo žvakelėmis. Na, dėl suprantamų priežasčių žvakelės nebus dalinamos, bet savo žvakelę atsinešus ir užsidegus ją parsinešti tą šviesą į savo namus, simbolinę bus galima. Tai tiek naujienų, tiek įvairiausių dalykų. Man dar viena dabar giesmynas, jeigu jūs atsiverstumėt paskutinį puslapį, tos ar norite nėra, pasidalinkit, va ten rasi, vieną, jeigu paprašysi, duos. Tu turi asmenišką, tai šventoji dvasia nepasirūpino šiuo atveju, bet pasirūpino kitu. Tai radot lapelį to. Tai jį galite išlankstyti ir rasit štai tą. Šventoji dvasia sako, šypsokitės. Kaip yra apaštalas Paulius, kaip sako, džiaukitės. Visuomet džiaugitės viešpatie. Tai tą šypsenėlę galite parsinešti namo ir kai pamatysit, o galbūt einant namo sutiksit liūdną žmogų, palinkėkit jam džiaugtis viešpatie ir įteikit tą šypseną. Tai va su tokia šypseniška dvasia aš jums linkiu palaimintų švenčių, stiprybės. Toliau mes gyvename laukimu ir adventu, mums dar liko uždegti paskutinę 4. žvakę, sekantį sekmadienį tai ir padarysime, o dabar pabaigsime pamaldas bendra 6. giesme.
sekmadienio, saugokit save ir savo artimą.